sugrįžę į žiūrimiausią ir mylimiausią projektą Lietuvoje, Lietuvos talentai. Mes tęsime toliau ir mums liko išvysti dar 3 pasirodymus, 3 numerius. Ir po jų, kai pasirodys visi 10, galėsime pradėti balsuoti. Ir tik tada, kai tėvai ilgai stebi savo vaikus, jie pradeda daryti tą patį. Kitaip tariant, tėvai mokosi iš vaikų. Ir mes turime omeny, šį vakarą jau pasirodys 8 ar 7? 8, taip. 8. Modus Dance Banda! Ir ko tik neprisigalvoja nuobodulio kankinami žmonės. Štai pavyzdžiui šie. Atžalas po būrelius išvežioja mamos ir tėveliai, iš pradžių laiką bandydavo prastumti snausdami, užsisakydami sunkiai įveikiamą kiekį picų arba įprastai naršydami internete. Tačiau vieną dieną, stop, visa tai įgryso negyvai. Visada atvedam vaikus į treniruotės, įsivaizduoti. Vadovė užsidaro vaikus, mes sėdim, ir sėdim. Sėdim, ką mes šitaip sėdėsim visada? Vis dėlto, jau 30 metai. Pradžia buvo taip, kad, o kodėl mes negalim pabandyti? Pajudėti dėl savęs pradžiai, dėl savęs. Taip užgimė naujas šokių kolektyvas, kuriam labai greit prilipo grėsmingai skambantis pavadinimas. Modus Dance Banda. Pritaikius diplomatinės gudrybės, prisijungti buvo įkalbėti net didžiausi tinginiai. Repeticijos metu priėjom prie kiekvieno tėvelio ir pasakėm, bus Modus Dance Banda kolektyvas ir tu privalai ateiti. Jokių ar gali, ar pagalvok. Amžiaus cenzas šioje šokių grupėje – kam virš 30. Mūsų talentas yra įrodyti, kad po 30 gyvenimas dar tik prasideda. Tačiau sako, kad yra ir garbių 50-mečių. Dabar jisai kol kas vaistų nuėjo susileisti. Nežinia, kokiu vaistu jie susileido, tačiau Lietuvos talentų teisėjai, išvydę nusivylusių namų šeimininkių šėlsmą, sunkiai tramdė emocijas. Eikit sau! Nerealu! Kokie nuostabūs tėveliai! Aš tai noriu būti jūsų vaiku. Merginos, mamos, jūs buvote tokios seksy, jūs buvote tokios fantastinės. Jūs esate geriausios Lietuvos moteris. Taip! Ko gero, šis griausmingas pasisekimas šokančius tėvelius paskatins sugriauti ir kitus įsisenėjusius stereotipus. Kokius? Viską netrukus pamatysite. Kol kas mums lašalinių nereikia, nesijaudinkit, nieko, viskas gerai, mes sutvarkysim. Is this heaven? I'm dead? Never mind the stars in the sky. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Come on, girls. Do you believe in love? 'Cause I got something to say about it. And it goes something like this. Don't fall second best. Put your love to the test. You know you got to make him express how it feels.
Am I... You can't kneel down in the middle of a highway and live to talk about it, son. But why? Why now? You have the divine spark. You have the gift for bringing joy and laughter to the world. I want you to pray, son. Go ahead. Use them. Ir mes pro dangaus vartus spėjome įeiti. Modus Dance banda. Taip, tai jie. Aš nežinau, ką kalbėti, nes mes esam rojuje. Mes esam rojuje ir kasgi dabar galėtų iš žemesnių pozicijų kalbėti. Nebent pats šėtonas Samas. Žemėje. Wow. Žinot ką? Jūs esat patys nuostabiausi tėvai pasaulyje. Jeigu Lietuvoje būtų visi tokie tėvai, mes būtume fantastinė šalis, mes sprogtume, čia būtų rojus, nes tokios saviironijos, tiek džiaugsmo, tiek darbo įdėta, jūsgi visi užsiėmė žmonės ir jūs tiek įdėjo darbo, tai buvo fantastinis šou, aš vienu momentu žaktelėjau, galvojau, kas čia Hollywoodas, kur mes randamės, čia Lietuvoje, Tarandėje, čia kur transliuojam, ar čia yra Hollywoodas, čia buvo fantastinis pasirodymas. Šitie tėvai yra šokio dievai. Ilona! Ne, jūs iš tikrųjų, jūs sulaužėt visus stereotipus apie tėvus. Vaikai, pažiūrėkit, kokie tėvai turi būti. Ačiū Ilona, ačiū Ilona labai. Dabar antra Ilona. Aš tikrai prisipažinsiu, labai laukiau jūsų pasirodymo, nes jūs man buvot palikę gerą įspūdį. Ir galvojau, ką čia jie dabar parodys, bet šito tikrai nesitikėjau. Aš tiesiog netekau žado. Jūs iš tikrųjų fantastiški. Ironija, piešinys, istorija, viskas. Aš sužavėta. Negaliu atsigauti. Dalia. O aš tai gailėjausi tik vieno, kad jau nebegalima spausti auksinio mygtuko, nes aš tikrai būčiau jums paspaudusi šitą pasirodymą. Ir jūs iš tikrųjų įrodėte, kad gyvenimas prasideda ne tik tai po 30, bet jis galbūt ir dar, žinokit, ir po 50 tęsiasi. Po 50 tai dar geriau. Ir kas yra nuostabu, kad man paliko įspūdį jūsų absoliuti fizinė, vidinė laisvė. Jūs čia skraidėte, jūs buvote seksi, jūs buvote laisvi, įdomus, jūs savim pasitikintis. Tai yra nuostabu. Ir visi, kas galvoja, kad žmonės, kurie tampa tėvais, yra nuobodus, tai jūs esate fantastinis įrodymas, kad iš tikrųjų viskas yra mūsų galvose, o jūsų galvos yra genialios. Ačiū, Nagli. Na, kaip atrodo audra atmosferoje, gamtoje, aš tikrai gerai žinau. Bet aš dabar pirmą kartą pamačiau, pribloškiantį emocinį uraganą. Jisai buvo fantastinio stiprumo ir pozityvumo. Ir aš dar kartą supratau, kaip atrodė didysis sprogimas. Pasaulio kūrimo pradžioj, bet taip. Tai ačiū už viską, žinokit, jūs buvot nepakartojami. Girdėjote Nagliaus žodį. O čia kompanija, kurios numeris šį vakarą yra 08. Modus Dance banda. Ačiū.